Šiandien aš noriu Jums pristatyti šitą fainą išsigandusi spirgaliuką. Pupą. Priežastis, kodėl jinai vis dar, būdama tokia smagutė, mažutė, fainutė, nerado namų, yra tai, kad pupytė yra bailus, kuklus šuniukas. Svetimam žmogui pupytė tikrai neis sakyti labas, kai tas žmogus atvyks į prieglaudą ieškoti šuniuko. Kurį laiką netgi parvažiavus namo, ko gero, jinai dar truputį slėpsis ir bėgs. Bet yra labai smagus dalykas su šita maža dama, kad kai jinai pripranta prie savo žmogaus, tai ją netgi gali vedžioti visiškai be pavadėlio, jinai yra kaip prisiuta prie blauzdos, jinai džiaugdamasi visų kūno atbėga pas savo žmogų. Tokių žmonių jos gyvenime yra jau ne vienas ir mes esam tikrai, kai suras savo šeimininką ar šeimininkę, tai bus turbūt vienas iš tikimiausių šuniukų, kokį galite įsivaizduoti savo gyvenime. Pupytės minusas yra, kad jinai yra vokali, nors dabar taip neatrodo, atrodo, kad sėdi susitraukusi, išsigandusi, bet šiaip jinai mėgėja pakalbėti. Ir dažniausiai netgi tas kalbėjimas yra iš baimės. Jeigu jinai ką nors pamato, kas ją išgąsdina, jinai būtinai tai pasakys. Bet dažnai būna toksai variantas, netgi kad jinai pasako, kas čia praėjo. Ir tada jinai pati išsigąsta to, ką pasako. Aš manau, kad tarkim išeinant ten į kokį darbą, tiesiog paliekant ją namuose, reikėtų užtikrinti taip, kad jinai ten tarkim per langą kažko nematytų, nes tai gali būti iš tų tokių vaizdo stebėjimo kamerų, kurios visam rajonui pasakoja, ką mato per langą. Tai geriau padaryti taip, kad jinai per tą langą nematytų ir aš manau, kad jinai pakankamai ramiai sėdėtų, nes šiaip iš esmės namuose tai yra labai patogus šuniukas. Jinai arba vaikšto tavo iš paskos, jeigu tave myli, jeigu jinai kažko išsigąstų, pavyzdžiui, jeigu ateina svečiai, tai jinai kažkur pasislepia ir netgi kartais atrodo, kad jinai nustoja kvėpuoti, kad tik tie svečiai neišgirstų, kad jinai yra kažkur čianai. Turbūt pirmą kartą iš mūsų išgirsi tokį dalyką, kad šitam šuniukui turbūt labiau tinka ne miesto, o kokios nors, nežinau, ramesnės vietos, kaimo aplinka. Nors prie miesto mes jie irgi jau pratinam, tarkim, nueina į kokią kavinę, jai tai yra baisių dalykų tenai, bet jinai sugeba kažkaip susitvarkyti ir jinai, manau, kad priprastų. Bet turint omeny, ko labiausiai šuniukas norėtų, tai turbūt norėtų kažkokios ramybės, kur būtų daug gamtos, kur būtų daug pasivaikščiojimo miške, prie jūros, nes vienintelis dalykas, ko jinai bijo, tai yra svetimi žmonės. Tai tose aplinkose, kur yra svetimų žmonių, jai netgi gali rodyti skanėstus, jai užsidaro skrandukas, jinai net nenori nieko ir jinai bijo ir traukiasi. O tik išeik su jai į gamtą kur nors, jai pakilo degytė, pakilo nuotaika, jinai yra laimingas, linksmas, šalia tipenantis, lakstantis šuniukas. Ir ko gero, jeigu tarkim taip rinktis būtent jai gyvenimą, tai aš manau, kad jai reikėtų ramesnės aplinkos, jai reikėtų žmogaus, kuris daugiau laiko nori praleisti gamtoje ir atokiau nuo kitų žmonių. Dėl gyvūnų, katinų testo tiesą mes tau nedarė, man atrodo, ar ne? Aš labai aišku nustepčiau, jeigu jinai negalėtų gyventi su katinu. Manau, kad jinai gali gyventi su katinu, su šunimis jinai tikrai gali gyventi. Tik tai mūsų patarimas būtų, kad tas šuo būtų drąsus ir socialus. Nes jeigu susitiks tokie du bailiai namuose, tai turėsi du bailius, kurie vienas kitą dar pagąsdina. Žinok, ten tas žmogus gali tą padaryti, tas gali tą padaryti ir tada toksai būna visiškai bailių susirinkimas. O jeigu tai yra socialus šuniukas, tai jinai ima pavyzdį iš to socialaus šuns ir daug greičiau priprastų prie savo šeimininkų. Nors aš manau, kad jinai tikrai pakankamai greitai pripras, nes jinai pakankamai greit priprato ir prie mūsų. O pupytės istorija, iš kur jinai pas mus toks bailiukas atvyko, yra pakankamai tradicinė sodų bendrijoms ar nuosavų namų kvartalams, kur kai kuriems žmonėms kažkodėl atrodo, kad tai yra normalus būdas nuvežti savo šunį kažkam kitam į kiemą ir išmesti. Ir jeigu pas tą žmogų jau yra keletą šunų, tai toliau ir pradeda mesti tą kiemą. Ir jeigu tie šunys nesterilizuoti, nekastruoti, jie galiausiai prisidaugina. Tai va, taip tame kieme atsidūrė ir pupytė. Aš nežinau, ar jinai gimė, ar jinai buvo išmesta. Iš to kiemo pas mus jų atvyko 7 šuniukai berods, tai jinai vienintelė dar ieško namų, kiti jau rado puikius nuostabius namus. Pupytė buvo rasta paskutinė, todėl, kad jinai slėpėsi po grindimis. Žmonės, kurie atvyko gelbėti šitų šunų, jie netgi nežinojo, kad ten yra jinai. Tik tai atkėlė grindis, pamatė ją ten įsispraudusią ir jinai turėjo šunyčių. Tai jinai pirma atvyko, paskui pas mus atvyko ir jos šuniukai. Visi išskyrus jos mažylius buvo bailūs šuniukai, bet jie pakankamai greit apsiprato ir visi rado namus. Tai va vienintelė pupytė, kurios baimės yra pačios didžiausios ir jinai visiškai kol kas nenori kontaktuoti su svetimu žmogumi jokiais būdais.
Tai jinai tiesiog liko. Būtent dėl to ir norėjau supažindinti jūs su jie šitaip, nes tai yra šuniukas, kurio jūs atvykę pas mus ko gero nepastebėsit. Nors gal ir pastebėsit, nes jinai garsiausiai loskėme. Bet šiaip jinai neprieis, jinai bėgs nuo jūsų. Bet jeigu jūs, tarkim, panorsit su jas susipažinti artimiau, aš esu tikra, kad jums tikrai patiks šitas šunelis. Nes jinai yra labai smagutė. Jinai yra mažutė, kompaktiška, galiausiai labai labai ištikima savo žmogui. Ir man atrodo, kad tam, kuris priims ją į savo šeimą, galiausiai bus labai lengva gyventi su šitokiu šuniuku. Labai reikia namų.